Tikriausiai nemėgstamiausi iš visų medikų yra koloproktologai. Galbūt dėl tos priežasties kasmet storosios žarnos vėžys pasiglemžia apie 1000 gyvybių ir šis skaičius linkęs didėti. Todėl dabar ir pakalbėsime apie tai, kodėl sergama storosios žarnos vėžių, kaip išvengti šios ligos, o svarbiausia, kaip pasveikti, jei jau susirgote. Europoje storosios žarnos vėžys yra vienas iš dažniausiai diagnozuojamų vėžių. Lietuvoje tai 3. pagal dažnumą vėžys. 2007 metais diagnozuoti 1261 naujas storosios žarnos vėžio atvejis. Deja, 60% storosios žarnos vėžio atvejų diagnozuojama jau 3. stadijoje. Tokiu atveju žmogui pagelbėti galimybės yra itin mažos ir gydymas brangiai kainuoja. Pagrindinė tokio užleistumo priežastis – pakankamai užslėpta ligos eiga. Žmogus gal ir pajunta, kad kažkas pasikeitė, bet tos pokyčius rimtai nevertina, nes daugelio požiūrių jie per menki, kad skubėtum pas gydytoją. Pavyzdžiui, pavalgius ima pūsti pilvą, pilve gurguliuoja, juntamas skausmas išangėje. Ryškiausias simptomas – kraujas išmatose. Tačiau šis simptomas nėra dažnas, o kartais pasireiškia jau vėlesnėse stadijose. Simptomus galima skirstyti į 2 grupės pagal vėžio atsiradimo lokalizaciją. Jei piktybinis procesas prasideda dešinėje storosios žarnos pusėje, tai simptomai ir būna itin nežymus. Kartais žmonėms pasireiškia mažakraujystė. Žmogus jaučia silpnumą, sumažėjusią darbingumą, vangumą. Tik aiškinantis mažakraujystės priežastis atrandama tikroji priežastis. Jei vėžys ima vystytis kairėje storosios žarnos pusėje, simptomai būna santykinai ryškesni. Gali kamuoti skausmai dešinėje pilvo pusėje, pučia pilvą pavalgius, sutrinka virškinimas ir tuštinimasis. Šiuo atveju dažniau pasireiškia kraujas išmatose. Galbūt yra kažkoks amžius, nuo kurio jūs rekomenduotumėte profilaktiškai kartą per metus, ar rečiau, ar dažniau ateiti pasitikrinti? Čia turbūt būtų naujienos liečiančios kiekvieną žmogų aplamai, šiuo atveju kiekvieną Lietuvos gyventoją, jog kiekvienas žmogus sulaukęs 50 ir daugiau metų priklauso taip vadinamai vidutiniai rizikos grupė susirgti storosios žarnos vėžiu. Ir su amžiumi, kuo ilgiau žmogus gyvena, tuo ta rizika didėja iš tiesų taip. Tai ką tokiu atveju reikėtų daryti? Vėlgi čia mes galime remtis pasaulinė patirtimi, tiek europinė, tiek Amerikos, tiek kitose pasaulio šalyse sukaupta patirtimi. Tokiem pacientam mes turėtume, šiuo atveju ne pacientam, tokiem asmenim, tokiem žmonėm, mes turėtume siūlyti profilaktinius tyrimus. Ką tai reiškia? Profilaktinis tyrimas reiškia, jog mes tyrėme žmogų tada, kai jis jaučiasi visiškai sveikas. Storosios žarnos vėžys tai yra potencialiai geriausiai pasiduodanti gydymui virškinamo trakto onkologinė liga. Vadinasi, reiškia, mes ne tik tai galime kalbėti apie pagydymą, apie pratęsimą laiko, apie išlošimą laiko, gyvenimo laiko, bet mes galime kalbėti apie pilną išgyjimą. Sakykime, jeigu mes diagnozuojame šios srities vėžį pirmoje stadijoje, mes galime išgelbėti virš 90% pacientų. Tai yra, tuo atveju gydymas yra tik chirurginis, pacientų yra atliekama operacija atitinkamai pagal tai, kokia jinai reikalinga, kokia lokalizacija yra vėžys ir panašiai. Ir žmogus pasveiksta, jam netgi profilaktinis sekimas yra pakankamai nežymus, reiškia, netrikdantis nei jo darbingumo, nei jo gyvenimo planų. Jeigu mes šią ligą diagnozuojame antroje stadijoje, mes vėlgi galime kalbėti apie 70% žmonių, kuriuos mes išgydome. Ir kalbant apie antrą stadiją, neretai chirurginis gydymas taip pat gali būti vienintelis gydymas. O kai kalbam apie 3. ir 4. stadiją, žinoma, situacija yra žymiai nepalankesnė, bet jau kaip minėjau, dauguma tokių pacientų Lietuvoje yra diagnozuojami tokioje stadijoje. Jūs viltingai nuteikėte, kad galite daugam padėti, o dabar gan dažnai kalbama apie biologinę terapiją, onkologiją. Kas tai yra ir kaip šitoj ligoje tai gali padėti? Norėčiau padaryti nedidelę įžangą, akcentuodamas. Vėžys tai nemirties nuosprendis. Storosios žarnos vėžys juo labiau tai nemirties nuosprendis. Ir netgi nepalanki stadija tai nėra mirties nuosprendis. Ir tai yra todėl, kad mes gydome šią ligą multidiscipliniškai arba daugiadiscipliniškai. Tai šios ryties navikams gydyti gali būti taikomas spindulinis gydymas, chirurginis gydymas, chemoterapinis gydymas. O biologinė terapija tai yra savotiškas chemoterapijos, arba chemoterapinio gydymo galimybių išplėtimas.
Kasgi yra biologinė terapija? Na, biologinė terapija atsirado tuo met, kai mes šiek tiek daugiau pažinome naviką, šiek tiek daugiau sužinojome apie tai, kaip jisai auga, kaip jisai metastazuoja, kaip jisai kenkia mūsų organizmui. Ir pažįstant šitos mechanizmus buvo sužinota, jog yra taip vadinama naviko angiogenezė. Na, aplamai angiogenezė tai yra kraujagyslių formavimasis. Kraujagyslių formavimasis vyksta embrioninėme laikotarpyje, žmogui esant, reiškia ne žmogui, o taip sakyti, besivystant vaisių ir suaugusiam žmogui angiogenezė praktiškai nevyksta. Tačiau, kai atsiranda vėžys, jeigu jisai negalėtų skatinti angiogenezės, kitaip sakant, jeigu jis negalėtų apaugti kraujagyslėm, jis galėtų apaugti galbūt tik tai 1-2 mm. Vadinasi, vėžiui tam, kad jisai didėtų, tam, kad jisai daugintųsi, tam, kad jisai metastazuotų, jam reikalingos papildomos kraujagyslės, kurios atneša statybinės medžiagas, grubiai tariant, ir deguonį. Biologinė terapija yra nukreipta į angiogenezės inhibiciją. Kągi daro biologinė terapija? Na, o reiktų čia paminėti, kad bevacizumabas arba avastinas yra pirmasis vaistas, reiškia, pirmasis angiogenezės inhibitorius, kuris naudojama šiai biologiniai terapijai. Ir šis vaistas veikia, jis susijungia su kraujagyslėse esančiais kraujagyslių endotelinio faktoriaus augimo, reiškia, su kraujagyslių endotelinio augimo faktoriumi susijungia, tokiu būdu blokuoja angiogenezę, blokuoja vėžio augimą, blokuoja vėžio metastazavimą. Ir dabar yra pakankamai duomenų, žinoma, apie tai yra labai plačiai kalbama, apie tai labai plačiai rašoma onkologinėje mokslinėje literatūroje, yra pakankamai tyrimų, kad biologinė terapija, taikoma kartu su chemoterapija, pagerina chemoterapijos efektą, padidina, prailgina žmogaus išgyvenamumą, yra pakankamai gerai toleruojama ir turi būti skiriama.